Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Plaukiam už Lietuvą! Šiandien mūsų kamuolys keliauja vandeniu. Neįtikėtina. Tik aš dabar šiek tiek pasiklydau. Kur Nida? Kur Nida? Kamuolį, kur Nida? Ten Nida! Nida, mes atvarom! Ant sartų vakare, kai sutel šviesu, o giliai ežere mirga žvaigždės. Mūsų labai panašus yra pomėgiai. Mes visą laiką galvojame apie tą patį. Pabaigoje mes turi būti pergalė. Ir žuvis, ir kamuolys metamas į krepšį. Neringoje visada buvo buriavimas, tačiau krepšiniui ji niekada nebuvo abejinga. Brangus Neringos gyventojai, jaunime, svečiai, varom už Lietuvą! Kągi, kamuolys ir vėl tvirtai jaučiasi ant žemės. Galų gale mes pasiekėm Nidą ir Nida tikrai varo už Lietuvą. Kaip kamuoliukas jaučiasi? Puikiai. Nori dasidėti prie tos mūsų visos krepšinio šventės, kuri bus vyks. Ir tikėkime, kad tas mūsų varimas atneš mūsų mylimai rinktinė tik tai aukščiausia. Mes irgi to tikimės, nes esam 3 milijonų rinktinė. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Bet ar mylit ją jūs? Jūs. Esame šventoje Neringai ir visai Lietuvai vietoje ant Parnidžio kopos, toje vietoje, kur prieš 12 metų uraganas nugriovė Saulės laikrodį, o neringiškių buriuotojų pastangų dėka jisai yra atstatytas ir iš tikrųjų šita vieta yra ta, kurioje laikas niekada nesustoja. Taip, kad manome, kad ir mūsų Lietuvos krepšinio rinktinė, jos jokie uraganai nesustabdys ir šitas uraganas, kuris šiandien eina per Lietuvą, jis sėkmingai aplenks mūsų Saulės laikrodį ir atneš pačią didžiausią sėkmę visai Lietuvai. Mes varom už Lietuvą! O šiandien buvo gražu ir fainai. Ir laiveliu paplaukėjom, ir daug smagių žmonių sutikom. Buvo linksma, tikrai. Nida fantastiška, myli krepšinį ir Lietuvą. Bet šiaip tai jūs man dabar šiek tiek maišot, nes aš išvėjoju. Eikit. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.